ir ponai, gerą dieną visiems, o kągi mes šiandien krūtam, judam į Raseinių rajoną, kuriame yra vienas toksai senas ežeriukas, tiksliau tvenkinukas, kuriame nuo seno žmonės maudosi ir tikrai bus kažką ten pametę. O jeigu mes sugebėsim tai surasti, tai būtinai ir su jum pasidalinsim. Tai kol kas tiek, neriam, ieškom, randam. Sėkmingai pasiekiau vandens telkinį, o dabar pirmin po vandeniu. Po truputį leidžiamės, vat matot ekrane, ir mes jau prie pat dugno. Artėjam, op, ir jau ant dugno. Tai, ponios ir ponai, parodysiu jums signalus tos, kuriuos man pavyko gerai nufilmuot ir vanduo nebuvo toks drumzlinas. Ir, kaip žadėjau praeitą kartą, parodysiu jums patį pirmą signalą, kurį aptikau. Dabar kaip tik ir matot, kaip aš jį bandau iškasti objektą. Iš tikrųjų jis gilokai. Pagal detektoriaus parodymus, tai maniau, kad jis bus ne taip giliai, bet kartais jau tai būna. Rodo vieno, o iš tikrųjų objektas yra daug giliau. Tai kaip matot, vis bandau aš jį iškasti iš grunto. Tai viršų yra toks minkštesnis gruntas, kaip truputis dumblo, smėlis užvyro, o vėliau eina molis. Kaip ir daugelį vandens telkinių Lietuvoje. Tai jau kažkur labai arti aš jaučiu tą signalą ir jau pas mane rankai. O čia buvo 2 centai. 2 centai 91 metų, kuriuos mielai priglaudim. Žiūrim toliau, kas bus. Vėl seka šalia geras signalas, kuris irgi nėra taip arti. Truputį giliau užsikasęs. Dar kartą įsitikinu, ar tikrai teisingoj vietoj bandau jį atkast. Na ir tokiais rankų mostais mes bandom pasiekti tą mūsų norimą objektą. Ir pasižiūrėti, kasgi šį kartą poryte pas mus. Dar vis neprisikasiu, bet kažkur arti jau jaučiu aš jį. Dar keletas rankų mostų. Ir dugne pasirodo toks blizgantis apvalus blynas, kuris buvo 91 metų 1 centas, dar kitaip vadinamas aliuminka. Tai ką, visai neblogas radinys. Įdomu iš tikrųjų visados monetą surasti, kokia jį bebūtų. Ar tai sovietinė, ar tai carinė, ar tai mūsų lietuviška valiuta. Visada yra labai įdomu surasti monetas. O čia dar vienas signalas, kaip matot, visai šalia buvusio. Ir žiūrim, kasgi čia bus pas mus. Visada lieka ta intriga, o čia dar vienas toks pats aliuminiscentas. Įmam. Visada išlieka ta intriga nuo signalo iki objekto iškasimo, kasgi bus po šiuo signalu. Niekada nežinai, kas po rytelę. Todėl visus signalus kasam su dideliu entuziazmu. Taip, čia dar vienas signalas. Už jo ten užkritę kriauklyčių. Kartais tai būna, po signalą uždengia kriauklės, reikia dar kriauklės įsirinkti. O čia kažkur signalas šalia, bet niekaip negaliu jo apčiuopti. Matot, bangos pakyla. Iškart matomumas netoks geras. O čia mes turim dar vieną monetą. 10 lietuviškų centų. Ką, ieškam toliau, monetą įmam. Žiūrim, kasgi šį kartą bus. O čia netoli dugno buvo, iš vis neužsikasus, o čia yra sidabrinė grandinėlė. Aišku, visada suradus įdomesnį daiktą, objektą, kyla tos emocijos geros ir norisi judėti pirmin. Todėl šitą imam ir dedam į maišiuką radinių ir judam toliau. Dar vienas signalas geras. Labai malonus ausiai, skambus, aiškus, nepertrūkstantis, nesimaišo su juodu metalu. Čia matot jau daugiau dumblo šitoj vietoj. Ir čia dar viena moneta.
čia yra dar 2 lietuviški centai, kuriuos irgi mielai priglausim. Na ką, judam toliau, žiūrėsim, kas yra aplink. Signalų iš tikrųjų ieškot toli nereikia. Maudykla nėra tokia didelė šitam vandens telkiny, bet radinių tikrai nemažai yra. Kaip ir patys vėliau pamatysit, gan įdomių radinių. Ir siūlau jums, jeigu šitas video patiks, su pačiais ryškiausiais radiniais rastais per šį video, siūlau pažiūrėti ir antrą video iš to pačio vandens telkinio. Ten bus dar įspūdingesni radiniai, o čia matot, akinius kažkas pametė, ar tai suirklintė, ar tai šiaip išmetė galbūt, nes visko pasitaiko, kartais daiktas ir išmeta, bet greičiausiai arba iš valties, arba galbūt maudėsi su akiniais ant galvos ir pametė. O čia turim dar vieną radinį, tai yra 5 lietuviški centai. Prie pat visai šalia dar vienas signalas, kurį irgi pabandysim iškasti ir jums parodyti. Nagi žiūrim, kas čia šį kartą pas mus. Niekaip negaliu surasti, kas skamba rankoje. Ne šitas dalykas. Dar kartą patikrinam, ar tikrai mes jau jį iškasėm, ar čia nėra šalia kitų objektų, kurie irgi taipogi puikiai skamba, bet čia ne, šį kartą buvo šitas signalas ir vėl 2 centai pagaminti iš aliuminio 1991. O čia matot, visai šalia mėtosi plaukų segtukas, kurį irgi maloniai priglaudžiam. Dedam viską į radinių maišiuką ir judam toliau, žiūrim, ką toliau pavyks surasti. Ilgai laukti nereikia, visiškai, kaip matot, šalia dar vienas geras signalas ir jis negiliai jaučiasi, negiliai buvo ir pažiūrim, kasgi čia šį kartą pas mus iškris. Taip, visai kažkur šalia jisai skamba, bet nelabai galiu iš karto surasti, nes aplinkui daug kitų objektų ir pinpointeris kartais parodo ne tą signalą, kurio ieškom, bet su detektoriaus pagalba, aišku, greitai mes jį vis tiek aptinkam. O čia yra dar vienas centas 91 metų. Žiūrim, kas pas mus po sekančių signalų slepias. Buvo labai geras signalas. 68-72. Ryškus, aiškus. Ir jautėsi, kad nedidelis objektas yra. Ogi čia pas mus, ponios ir ponai, toks gražus su akutėm sidabrinis auskaras. Antras sidabrinis juvelyrinis dirbinys šiandien, kurį mielai priglaudžiam. Ir judam toliau be abejo. Uždarom maišiuką, kad nepamest radinių įdomių. Būtų nelabai smagu surasti viską dėti maišiuką, o paskui ir maišiuko nėra. Jau man kartą tai buvo, tikiuosi daugiau nebus. Ogi žiūrim, kas po šito signalo pas mus. Bandau jį surasti tarp akmenukų, kriauklių esančių, o čia kažkas rankoje. Ir čia mes turim, ponai ir ponios, dar 2 centus. Lietuviškus, tos pačius, pagamintus iš aliuminio. Iš tikrųjų, jeigu kalbant apie monetas, kokias dažniausiai tenka surasti, tai įvairių tvenkinių ir ežerų dugne, tai yra tie mūsų buvę 91 aliuminiai centai. Iš tikrųjų, labai daug nežinau priežasties, kodėl žmonės juos žėrė į vandenį
bet tikrai labai jų daug yra. Jeigu pastebėjot, ir dar vieną grandinėlę, iš karto apsidžiaugiu, galvoju, kad sidabrinė arba iš kažkokio tauresnio metalo, bet ne, šį kartą pas mane čia buvo bižuterinės grandinėlės dalis. Gaila, bet ne visada viskas auksu būna, kas auksu žyba. Ir šį kartą matė taipogi bižuterinės apyrankės ar ten kažkokio tai papuošalo buvusio dalis. O čia matot, pakliuvo man ir šiuolaikinės valiutos, tai yra 2 eurai. Kažkas turbūt dėl laimės įmetė į vandens telkinį, o mes va suradom ir dedam į radinių maišiuką, mielai priglausim. Įmam. Ir judam toliau. Toli judėti nereikia. Visai netoli vėl signalas. Tikrai nemažai gerų signalų. Labai įdomu ieškoti šitam vandens telkinį. Čia matot dar viena moneta dugne. Ir čia yra sovietinės 2 kapeikos. Ir tokių radinių tikrai papuola. Ypač tvenkinukuose, kur žmonės maudosi, aišku, jie ten nemaudosi pirmą dieną, ten jau ganėtinai seni vandens telkiniai ir žmonės nuo seno ten ir maudėsi ir monetas mėtė. Ant laimės, taip vadinama, tokia tradicija. Čia dar 2 centai, nemažai po 2 centų šiandien, bet kiekviena moneta, kaip ir minėjau, yra radinys. Ir tikrai yra įdomu ją surasti ir galbūt ne kiekvieną dieną randam ją laukuose, o čia, kaip matot, jų yra nemažai. Čia dar 10 centų lietuviškų. Vienintelė sovietinė moneta tą dieną papuolė, bet iš tikrųjų radinių buvo šaunių, kurių dar nebuvau radęs. O čia, ponios ir ponai, mano pirmas auksas pakeltas iš vandens telkinio, o tai yra auksinė grandinėlė va tokia. Tai iš tikrųjų emocijos trykšta per kraštus, atsiprašau, jeigu kažkam nelabai patiks tos mano emocijos, bet tikrai pirmas toks radinys ir iškart nepatikėjau, bet paskui atsitokėjo ir emocijos patys matot, plūsta. Tai tiek būtų tų šiandieninių paieškų, nei kamštelio jums visiems porytę, ponios ir ponai, ir susitiksim jau kažkur kitam lauke arba kitam vandens telkiny. Neriam, ieškom, randam. Ponios ir ponai, o tiek va monetų man pavyko surasti tądien ir pakelti iš to vandens telkinio. Taipogi sidabrinis va toks auskaras gražus su akutėm, sidabrinė grandinėlė. Tokia va, pajuodus, aišku, nuo laiko vandenį. Ir įdomiausias ir mieliausias radinys tos dienos yra va tokia va auksinė grandinėlė, kuri jau irgi nemažą laiką pragulėjo vandens telkiny, nes buvo užnešta nemažai. Ir aišku, jos nei korozija, nei laikas vandenį neveikia. Auksas labai retai kada oksiduojasi. Aišku, jeigu guli kažkur su metalais, tada truputį jisai pasigauna rūdžių ant viršos. Šitas, matot, viskas labai gražu ir gerai. Tai tiek tų radinių šiandien ir iki kito karto.